Kadangi esame mokykloje ir kaip ir minėjau kandidatams, kad pagrindiniai klausimai vis tik tai, kas rūpi, tai yra švietimas. Mano pačios dukra kitais metais eis į šitą gimnaziją, į 1 klasę, tai aš net kaip bendruomenės narė, bet kaip mama turiu labai daug irgi klausimų ir bendruomenė ir aš pati, todėl pirmas klausimas būtų būtent apie tai gyvenimo įgūdžių programa, konkrečiai jos sudedamoji dalis lytiškumo ugdymas. Praeitais metais sukėlė didelį triukšmą visuomenėje, daugelis tėvų nesutinka, kad intymioji gyvenimo pusė būtų pristatoma viešai jau 5 klasėje, įvertinant tai, kad vaikai bręsta skirtingai, šeimose vertybinių požiūrių, auklėjimo principai taip pat nevienodi. Tai būtų klausimas. Kaip vertinate šią programą, jos įgyvendinimą ir ar reikėtų ją koreguoti, jei taip, ką siūlytumėte, tai pradėsime nuo Dominyko ir taip toliau, o po to Europos. Taip, tai labai svarbus klausimas, kuris dažnu atveju kalba mūsų visuomenę, tačiau sakyčiau, kad programa padeda jaunuoliams įgyti žinių apie tą patį lytinį švietimą, emocinę sveikatą, ar santykius, todėl sakyčiau, kad tai padeda priimti informuotus sprendimus ir išvengti tiesiog rizikingo elgesio, nežinau, turbūt kolegos, ar sutiksit ar ne. Taipogi yra ir kitoji medalio dalis, tai yra tėvai nesutinka, kai kurie, atsiprašysiu už tokį išsireiškimą, bet manau, kad daug kas sutiksit su manim, kad yra populistai, kurie ateina ir informuotai pradeda šnekėti apie būtent lytiškumo ugdymą ir tokius dalykus, kurie programoje yra netaip interpretuojami. Sakyčiau, kad viena pagrindinių problemų tai yra ta, kad kyla diskusijos dėl kada pradėti mokyti lytiškumo temų. Aš pats nesenai baigiau ugdymo įstaigą ir su manimi apie tai nebuvo kalbėta ir dėja, bet susidūręs su įvairiomis sritimis gyvenimiškomis sritimis, man tekdavo pasukti galvą, kaip čia pasielgti ir ką padaryti. Todėl iš savo patirties sakau, kad aš asmeniškai būčiau norėjęs, kad būtų gyvenimo įgūdžių programa, kuri pasakoja jaunuoliai apie tai, su kuo jisai susiduria. Ir būtent gyvenimo įgūdžių programoje aš dar išskirčiau labai svarbų punktą, kad kalbama yra apie psichoaktyviąsias medžiagas ir jų prevenciją, todėl man labai... Konkrečiai tą sudedamą dalį. Su programa yra viskas labai gerai, jinai tikrai yra nuostabi, bet šita dalis ir būtent ką aš turėjau omeny, kad 5 klasėje, atkreipkite dėmesį, ir būtent patarimai mokytojams, lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse. Pradinėse klasėse rengtis šeimai. Tikrai? Aš sakyčiau, kad vis tiek gyvenimo įgūdžių programą rengia ekspertai, metodininkai, todėl aš nesu šitoje vietoje ekspertas ir negaliu pasakyti, galiu pasidalyti tik savo subjektyvią nuomonę, kad galbūt tai yra per anksti, bet vis tiek ta programa yra rengta pagal ekspertų nuomonės ir pagal ekspertų išvadas. Iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir mano manymu, kad šitoje vietoje truputėlį per daug buvo išpūstas burbulas, vien dėl to, kad dar ir mano laikais kalbos apie lytiškumą buvo tos pamokos, buvo mokamos mergaitės, kas vyksta su jų kūnu, buvo mokami berniukai, kas vyksta su jų kūnu. Lygiai tas pats, o paskaičiuokim 5 klasę, tai yra jau 10 metų, kai prasideda mergaitės mėnesinės, kada berniukams prasideda irgi lytinė branda, aišku, šiek tiek vėlesnė būna. Aš asmeniškai su savo vaikais pradėjau kalbėtis, tiksliau, jie patys manęs pradėjo klausinėti apie lytiškumą nuo 8 metų. Ir aš tiesiog atsakydavau į jų klausimus pagal tai, ko jie paklausė, per daug nepasakodama, bet manau, kad tas amžius nuo 5 yra pats laikas pradėti kalbėti jau vien dėl to, kad išmokytume vaikus nuo pat tos pradžios paauglystės gerbti savo kūno privatumą. Tai yra esminis dalykas apie lytiškumą, kad tu žinotum, kad nebūtų patyčių lytiškumo atžvilgių, kad nebūtų per nelyg ankstyvų lytinių santykių, ko dažnai vaikai dažnai net nesupranta, kas vyksta. Ir kuo anksčiau šviesti apie šitus dalykus
humaniškai, taisyklingai, etiškai, tai manau yra labai svarbu. Aš pritarčiau šių programai, nes iš tikrųjų, nes jau tokį amžių atsakyti nuo 5 klasės, kaip man sakė, kad metų jau reikia tikrai supažinti bus su šita sakykime, programa. Ir tas nuo mažesnių dienų jų tas švietimas būtent duos naudą ateičiai. Tai aš tikrai tai programą pritarčiau. Ir jeigu tas koriktas šitą šitą problemą. Ta prasme, kad gal valstiečių partija šiek tiek labiau kritiška buvo tai programai ir aš pasakysiu, kad ir demokratai buvo ganėtinai kritiški būtent tam pateikimui. Tam pateikimui ir tam greitam sprendimui. Ką aš noriu paaiškinti? Aš visiškai pritariu programai. Manau, kad aš pats turiu vaiką, tai 5 klasėje tikrai noriu, kad su juo kalbėtų apie tai ir nematau tame jokios problemos, nes pačiam nėra jaukų kalbėti, aš turiu 4 vaikus ir vieną berniuką, tai nėra labai jaukų. Ir gerai, jeigu kas nors iš specialistų, profesionalų padėtų. Ką noriu pasakyti? Mes siūlėm kompromisą. Mes įvairiais tokiais kultūrinio karo klausimais siūlom kompromisus. Yra puikus modelis. Ateini į mokyklą ir pasirinkti tikybą ar etiką. Tai mes tą patį siūlėm su šitą programą. Jeigu šeima nenori kažko per anksti, jeigu nori kažkokios lengvesnės programų, tai leiskit pasirinkti. Taip, tai sudėtingai gyventi. Švietimo sistema tam galbūt nepasiruošus, dar vieną čia pasirinkimą kažkokį daryti. Bet iš principo tam, kad nebūtų konflikto visuomenė, kad būtų atliepta į tą tokios konservatyvesnės visuomenės norai ir lūkesčiai, tai galbūt mes diktuojame. Aš iš vis galvoju, taip truputį tęsiant, kad švietime mes per mažai darom tokių referendumų, tokių apklausų, pavyzdžiui, tas pats mokymasis vasarą, žemė. Tai padarykim referendumą, Lietuvoje rekomendaciją galiausiai nuspręsim, tai gerai ir blogai, nes dabar visi vyksta mokiniai, kad mokosi vasarą ir taip. Ne, aš norėjau pasakyti, kad pasirinkimo galimybė šitų dalykų, šiokia tokia laisvė tėvams ir yra mano atsakymas į šitą klausimą. Aš asmeniškai jaučiuosi tą nuo 5 klasės, aš nebijau, man nėra jokios problemos. Bet jeigu mano kažkokiam kitam tėvui ar motinai tai yra problema, tai leiskime jiem kažkaip prisitaikyti gal lėčiau. Tėvams, sakyčiau, problema yra čia, aš jau pati dabar oponuoju kaip mama, kad vis tik tai tas lyties identifikavimas ankstyvam amžiuje, jisai gal šiek tiek, ne visi vaikai vienodų laikų subręsta. Tai gal yra iš salės klausimas šito būtent. Jis neturi klausimų direktorius. O, yra klausimų? Klausimų. Čia labai gerai visi atsakė ir iš esmės medijos padaro labai daug, jeigu vaikų nepapasakos, nuo 7 metų. Tai dar, o 5 yra 11 metų, ne 10 metų. 10 metų. Bet vis tiek tai yra pakankamas amžius, kad taip, tikrai pat. Ir jeigu mes nešviesim, tai jie iš interneto sužinos ir gali būti, kad būčiau vaikausiu. Klausimas? Aš gal tik paklausiu, kaip jūs įsivaizduojate įgyvendinimą to, kad ir taip jau turim pedagogų trūkumą didžiulį Lietuvoje, kaip jūs įsivaizduojate būtų įgyvendinama tai, kad būtų tarsi pasirenkama tai programa ir ar ta programa, sakykime, nuo kokios 8 klasės būtų privaloma, kaip jau šitą dalyką įsivaizduojate? Ne, aš tai manau, kad šitą programą gerai, kad yra nuo 5 klasės jau pradeda. Ir beje, rengimas šeimai elementas iš jos yra eliminuotas. Aš čia nenoriu labai kritikuoti, bet šita dauguma liberalesnė yra ir jinai eliminavo būtent šitą dalį, o įdėjo labiau tokį universalų lytinį švietimą. Rengimas šeimai programa buvo sukurta per Lino Kukuraičio komunistą. Ir jinai buvo tokia, sakyčiau, konservatyvesnė. Kaip įgyvendinti? Tai, ta prasme, mes bet kokį pokytį, kai mokyklą gyveninam, galima atsitrenkti sieną ir pasakyti, kad trūksta žmonių. Tai žinom, tai aš kalbėjau tik apie tą aspektą, kur mes kalbam apie lytiškumo ugdymą ir apie labai ankstyvas klasės. Tai
Ar čia direktorius gali padėti pasakyti, ar čia įmanoma koks nors lankstumas? Nu, mesgi, kai mokomės, būna situacijų, kai dalis klasės nueina kažkur kitur, kažkokias kitus modulius pasirinka ir taip toliau. Nes norint visada pasidaro. Tik tai, ar to reikia, visuomenė turi atsakyti, nes dabar kaip ir ta nurimo ta problema, nėra tos problemos. Ir kaip ir žmonės, kurie labai buvo skeptiški, pamatė, kad kažko baisaus nevyksta. Tai dėl to gal pravažiuosim. Bet mes siūlėme įstatymo pataisas ir tas įgyvendinimas, aišku, būtų gulės ant mokyklų ir programų sudarytojų pečių. Tai iš tiesų reikalautų resursų. Ačiū. Taip, tai aš norėčiau pasakyti, kad konstitucija yra parašyta, kad tėvai ir globėjai rūpinasi nevaržomai vaikų globotinių, religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. Tai pritariu, kad tėvai turėtų teisę pasirinkti. Tada dar pridėčiau, kad reikia ženkliai daugiau medžiagos tam, būtent, lytiškumo ugdymui ir sakyčiau, kad reikia labiau rengti specialistus, bet aš pats jau minėjau, kad esu policijos rėmėjas ir čia buvo nuskambėjęs garsiai atvejais. Mes Vilniui sureagavom į švietimą, kur atvykome ir po to ištikrinome vaikų teisės, kur 13 ar 14 metų, dabar neatsimenu, mergaitė buvo nėščia. Ir man tiesiog labai gaila, nes šalia to jinai ne tik, kad nėščia, bet dar prie to paties ir matuoja visus narkotikus, kaip jinai man pati pasakė, išskyrus heroiną. Ir gaunasi tokia situacija, kad mes neužbėgam įvykiam už akių. Tai būtent tokia programa, aš sakyčiau, yra reikalinga tam, kad tėvam būtų ir patiems patogiau ir lengviau, ir kad specialistai papasakotų apie tai, kas yra lytinis ugdymas ir kaip su tuo elgtis. Ir aš tikrai būčiau buvęs už, kad man papasakotų, kas yra mano kūnas ir kokios mano kūno yra ribos ir kaip vertinti vienokius ar kitokius dalykus. Tai aš sakyčiau, kad šioje programoje viskas. Dar kandidatas sakytis? Aš turiu klausimą, patikslinkit, gerbiamas kandidatai, jeigu aš neteisingai supratau, jūs sakėte, kad galima šitokius dalykus reguliuoti organizuojant referendumus. Grinai hipotetiškai, kaip jūs įsivaizduojate šitą klausimą referendumo pagalbą, kaip galima išspręsti? Kas jį turėtų organizuoti, kaip jis turėtų įvykti ir kaip suformuluotumėt tą klausimą ir kaip iš vis kaip bent jau hipotetiškai, paaiškinkit. Aš ne hipotetiškai, mes šituo klausimu, mes esam suformulavę pataisas ir dėl jų buvo balsuojama Seimo salėje. Aš dabar tiesiog neprisiminsiu formuluočių tikslių, nes tai buvo prieš 2 metus. Tai aš galiu čia tiesiog paguglinti ir rasti savo paties su Liudu Kukuraičiu ir ten, man atrodo, dar kitus Seimo narių buvo. Mes formulavom, kaip tą pasirinkimą, čia ne referendumas, šito klausimo aš siūliau pasirinkimą tėvams. Būtent konkrečiuojant, o kai kalbėjau apie šiaip švietimą, kad labai daug konfliktinių temų švietime. Vieni sako didesnės klasės, kitas sako mažesnės klasės, vieni sako kaimo mokyklos naikinkim, kiti sako nenaikinkim. Daug labai probleminių klausimų ir nėra normalios lyderystės, tai leiskim spręsti žmonėm. Formuluokim klausimus, aišku, rekomendacijomis. Niekada negalima daryti privalomą referendumą. Aš turiu labai konkretų pavyzdį. Gerbiamas direktorius, papasakokit, kas buvo tada, kada jūs parodėt lyderystę ir pakeitėt atostogų datą. Visko buvo. Tai suprantat, kas yra, jūs kalbate apie lyderystę, aš suprantu, kad ją reikia prisimti. Bet jeigu mes leisim tėvam didžiąją dalį spręsti, ar mes nepatapsim vėl tą valstybę, kur yra absoliutus chaosas. Nes tai yra labai gražus pavyzdys. Buvo gera valia, lyderystė parodyta. Mokykla padarė žingsnį, kuris būtų tikrai patogus didžiai daliai tėvų, o gavosi kas? Tai aš norėčiau plačiau susipažinti su atveju ir iš tiesų tai nėra kažkoks universalus vaistas švietimui. Ne referendumais švietimui vadovauti. Aš tik sakiau, kad kartais, kai yra susipriešinimas, kai yra nepasitenkinimas, tai leiskime žmonėms nuspręsti hipotetinius dalykus, tai yra universalius. Kaip geriau daryti Lietuvoje. Ne tai, kad kiekvienu atveju tėvas sprendžia, kad daryti atostogų, ne apie tai. Bet šitas klausimas ypatingai jautrus. Ypatingai, mes ir etiką ir religiją renkamės dėl ko? Dėl to, kad jautru. Teisingai. Šiaip nereikia pamiršti, kad lytiškumo ugdymo programa užima vos 10% visos programos ir ją rengia pasakoja būtent
tos mokyklos mokytojai, pedagogai. Ir ne kažkokie tai atvežtiniai, kurie ten neaišku, ką tu nusipirki, kokią tu, ką tau papasakos tavo vaikams. Tai vėlgi nereikia pamiršti, kad tie patys pedagogai, jie tinkamai pasiruošę vis tiek papasakoti, jie pažįsta savo vaikus, žino, kaip geriausiai perteikti jiems savo tą visą tą privalomą informaciją, privalomą, neprivalomą, čia rūpgalį jie patys pasirenka, ką pasakoti, ko nepasakoti, kaip papasakoti. Tai čia iš tikrųjų mūsų mokyklų pedagogų rankose visi tai yra. Ir tai užima tik 10%. Aš labai trumpai. Jeigu galima, aš sakyčiau, kad reikėtų šalia to, kad mes ugdom jauną žmogų, aš sakyčiau, šalia to mums reikėtų ugdyti ir tėvus. Ir aš sakyčiau, kad turi būti komunikuojama su tėvais ir turi būti bendraujama ir šviečiami ne tik vaikai, bet ir tėvai. Nes kas iš to tyrimai rodo, kad jeigu, aš vėlgi kalbu apie narkotinės medžiagas, bet jeigu ugdymo įstaigoje tu darai prevenciją prieš narkotinės medžiagas, bet grįžę vaikai namo mato rūkančius tėvus, vartojančius alkoholį arba kažkokius psichotropinius vaistus, tai ta prevencija vienu įbūtų ją duodi įbūtį, kitų įbūtų ją visiškai nuimti. Tai aš sakyčiau, kad šalia to reikėtų dar ir bendrauti su tėvais. Tai šitą blogą baigėm.